O, mano draugas ką tik man parašė. Vilmantas, blek, D, 3 serija. Ačiū, kad paklausė. Dabar važiuojam. Bolt kurjeris. It's Tuesday, ain't it? Taip, ir šiandien yra antradienis. Ir iš karto prisijungus prie programėlės gavau iš karto 2 užsakymus. Tai vienas iš jų Jami, o kito dar nemačiau. O čia netikėtai atvažiavom į Vynoteką, atsiimti prekių. Pažiūrėk, ką mums duos. Šnapso. O, dar Vynoteka turi dar Vynoteka bistro. Tai paėmiau ne šnapso, 3 pickės. Pabiškį dilema kaip sukraut, nes pirmas užsakymas buvo Jami kebabiniai paprastas maišiukas, o čia picos. Tai jeigu picos būtų, tai horizontaliai dėčiau, bet kebabo maišas, tai kažkaip sudėjau. Na, tai ko ir bijau. 5 aukštas be lifto. Valiau. Two hours later. FBI, open up! Įdėjau užsakymą. Čia vienai gatveliai tokia. Ir ką tik nuvežiau užsakymą į vieną adresą ir žodžiu, tenai, kai aš ėjau į priekį, aš mačiau, kad bėga neįgali mergaitė. Ir, tipo, ne vežimuko, bet ta, kur, kur įdomų užsakymą gavau prie upės į kavinę kažkokią. Ai, va, matau. Kavinė. Ir mes jau centre. Yes! Mes centre. Pagaliau. Wow! Esame pačioj Vilniaus širdy. Esame prie Žaliojo tilto ir turime pirmąjį užsakymą centre. Tai yra cupas Manami, man atrodo. Ir aš tikiuosi, kad šį kartą manęs nesiūs atgal iš Šeškinę, nes man jau viskas, man jau ten atsibodo, aš jau nebenoriu, aš noriu į žmonės pažiūrėti, kaip mojuoja vaikai, atpažįsta mane iš video ir sako, o, žiūrėk mama, boltas. Bet greičiausiai atpažįsta, nes aš su žaliu krepšiu tiesiog, ir jie galvoja, kad tiesiog boltas veža Happy Meal. Ką tik užsakymą iš Manami, moterytė labai daug užsisakęs, toks jausmas, kad aš ten visą bulių maišą iš iki pasiėmiau. Tai jo, vežam. Žodžiu, važiuoju dabar iš Cupo pas tą moterytę, kur labai daug užsisakė. Ir blemba, labai daug žmonių Cupe. Ta prasme, aš privažiavau prie požeminės aikštelės tos, prisiparkuoti ir man rašo, kad 0 vietų. Aš stovėjau, laukiau, galvojau, gal kažkas greitų metų išvažiuos ir iš galo manęs belenkiek mašinų stovėjo, laukia. Tai vienas po vieną išvažinėja, bet tiek pat ir įvažinėja. Tai ką aš žinau, galėjo liūdnai baigtis, nes nieks. Aš buvau jungęs galinę pavarą, kad važiuoti į lauko aikštelę, bet nieks nejudėjo, tiesiog laukia. Iš tikrųjų, man labai nejauku yra filmuoti šonų prekybos centruose, nes labai daug žmonių ir visi matai, man dar nejauku, bet aš labai noriu persilaužti kažkada. Bet ir lietus manęs nesustabdys.
Ta, blėt, kaip išėjti šito pastato, kurva. Kas dabar čia yra stovėtų? Pašal tu nahu čia, blėt, iš vis laukas yra, ar čia Minecraftas, blėt, po apačiai visi. Pagaliau diena šviesa spaudžiu pirmą, blėt, nusileidžia į rūsį. Paeinu laiptais į viršų, vėl visis. Kurva, tai čia 3 aukštas, blėt. Kad patekti į mūsų visatą, tai, blėt, 3 aukštas. Kau dabar atidaryto langą užpylė visą mašiną. Būna ir blogiau, važiuojam toliau. Ką tik rūkiau cigaretę, bandžiau išmest pro langą vaiką ir jis, man atrodo, pro mano langą išskrydo atgal. Tai gal žinot, kas siūna senos mašinos. Nes paliuvom užsidegs, kol aš davažiuosiu iki Mr. Pub'o. Ai, važiuojam į Mr. Pub'o. Mr. Pub'as. Tiek pragerta tam bare. Dar viršai buvęs kokainas, dabartinis chaosas. Švis. Nostalgija. Ir mes pačiam centre. Ir aš filmuoju save šonu pačiam centre. Ir man vienodai. Nes aš galimai gersiu su Sigel baliuke kažkokiam kitą savaitę. Reimaš girtas Bučiaus kažkada prancūziškai. Pačio baro nefilmavau, nes negalima alkoholio reklamuoti. Kalba tas bičias, kuris kitą savaitę filmas bloga kaip granatose pripysės žemę. Tik mačiau Naglimantą su kažkokiu bachūrėliu. Ir pamojavau jam, jis pamojavo man irgi. Tai Naglimantai pasimatysim Pasigėlį vakaruškoje. Centras, centras, centras. Valio. O, Jarutis koncertuos. Atvežiau dabar užsakymą į Janą Vyšnę į barą. Tai realiai žmonės pietauja darbe. Centras. Aš kreipiuosi į Pašilaičių merą, kad ir kas jūs būtumėt, seniūnas, atsiprašau. Kas čia per plytą? Kaip aš turiu tai pastebėti? Tvarkykit, tvarkykit. Va. Dar vienas eksponatas. Įdomu, kiek ant spydiko. Šviesų įjungimo knopkę į save patrauk. Kaip aš ir durys uždarytos. Stebuklas. O čia nieko nėra. Ei. Nu, dabar merginos, kaip pas mane sėdės ir kažką norės barstyt su šiaudeliu, tai žinosi, kur paspausti. Turiu aš į tavo chatą iš 5 aukšto. Galvoju, ar nusižudyti šiandien gausis. Mes spardėm galvas viens kitam tarp apleistų rajonų. Suspardė galvą man, pramiegojau. O šiaip Jessica Shy man nepatinka. Jessica Shy va šita va daina tik tai gera. O šiaip Jessica Shy galėtų persivadinti Facebook'e Jessica Rude. Nes mano draugas Tadelis kažkada girtas su 4 promilėm apsivėmęs visas prie jos nusfotkinti ir nesutiko. Labai jau pasikėlus. Rinkit mane hakeriu. Ne, kauju, čia mano namai. Na va, trumpa diena.
nes turėjau kitų reikaliukų. Aš deliverinu ne tik maistą. Juokauju, nieko nelegalaus. Turėjau reikaliukų. Ir šios dienos ataskaita būtų... Šiandien užsidirbau 15 eurų 19 centų. Kaip tokiai trumpai dienai nėra mažai, sakyčiau, normaliai, gerai. Ir man draugai sakė, kad kai kur aš per daug šneku ir norėtųsi daugiau veiksmų. Tai iššokti iš sraigtasparnio su parašiutu tikrai nešoksiu, kad priduotų užsakymą 9 aukšte belipti ko nors, bet galvoju ateityje, kai pasitreniruosiu, pasiruošiu padaryti naktinį išvažiavimą į miestą. Aš nuo kokių 10 vakaro iki 8 ryto. Jo. Bet tada irgi gali naktį veiksmo nebūti. Tai kažką paraidinsim po miestą. Kokį penktadienį, jeigu išvažiuosi, kirtuoklių visokių prisižiūrėsim, nesąmonių visokių, bus veiksmo. Galbūt į dūdą kažkas man duos. Ir tarp kitko, aš antros serijos tikslą tai pasiekiau. Tenai, kur mečiau screenshotą, buvo 18 kažkiek, ar ne? Ir aš vėliau tik pastebėjau, kad kažkas man yra palikęs tenai 2,50 € arbatos. Nežinau kas, man nerodo, bet rodo, kad 2,50 €, tai aš virš 20 eurų surinkau ir labai ačiū kažkam. Net nežinau, kam padėkoti. Žodžiu, ačiū jums, kad žiūrit. I'm out. At our feet, heat on our skin, summer's beat, surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibe.